Sveiki visi. E, Taigi šiandien mano tema yra mūsų verslo pristatymas ir aš paleisiu savo prezentaciją. Galiu dar labiau pasakyti, kad man užlūžo visa prezentacija, kurią aš paruošiau. Tai darysim su sena. Taip, ar matyt gerai, girdėt mane gerai? Pasakykit kas nors, nes aš... Girdėti gerai, matyti gerai. Aha, taip, puiku. Išeinu iš telegramų, kad nepipsėtų. Taigi šiandien mes pakalbėsim apie Džojų verslą. Mes pakalbėsim, kuo jisai skiriasi nuo kitų užsiėmimų, kur galima užsidirbti pinigus ir kokios apskritai yra galimybės mūsų rinkoje. Ir pradžią aš norėčiau prisistatyti, kas aš esu. Aš esu Jekaterina Nagina, visą gyvenimą pradirbusi finansų sektoriuje, turiu MBA tarptautinio verslo magistrą ir dėl to galiu kalbėti apie pinigus drąsiai, nes visą gyvenimą su jais yra sudirbusi. Taigi, taip. Mhm. Pirmas klausimas jum būtų toks, ar jūs tikite, kad jūs galite, nebūtinai čia, apskritai užsidirbti 10 000 ir daugiau? Ir nuo kokios sumos pas jūs eina šiurpuliukai ant odos? Tai yra labai svarbi tema, nes aš atėjus į Džojų verslą būtent norėjau padidinti savo pajamas. Tuo metu gaudavau pakankamai nemažai, bet tikrai ne tiek, apie kiek aš svajojau, kiek aš žiūrėjau, arba kiek man duotų laisvę gyventi tokį gyvenimą, kokį aš noriu. Čia yra čekis mano didžiausias Džojų kol kas. Tai yra su premija, kuri išmokėjo man, tai yra grantas svajoniai. Taip pat aš esu čia daug keliavusi, išsipildžiusi nemažai savo svajonių, tokių kaip mašiną nupirkau, netgi paskui pakeičiau dar vieną nupirkau. Esu nuskridusi į tas pasaulio vietas, apie kurias net buvo baisu svajoti, tai Maldyvai, tai buvo kruizas iš Amerikos Majamio į Karibus, pagal Karibų salas, tai visai neseniai tą įvykdžiau. Ir tikrai svajojau ir dėl to atėjau būtent į šį verslą. O dabar aš norėčiau tiesiog palyginti ir tuo metu aš irgi žiūrėjau įvairius variantus, legalius be abejo, mane domina tik legalus variantai, kur aš galėčiau užsidirbti pinigus. Tai čia tokia frazė, jeigu myli savo veiklą, tai nereikės dirbti nei dienos, čia tikriausiai esam labai girdėję dažnai, bet tai yra tikra tiesa. Šitam darbe tikrai reikės padaryti labai daug ir jeigu nebus tos didžiulės meilės, tai tiesiog nebus jėgų daryti tų darbų. Tai reikia ne tik mylėti, bet tiesiog įsimylėti iki ausų į šitą procesą, kad padaryti tą didelę darbo apimtį. Taigi pereinam į patį žinomiausią, patį prieinamiausią ir patį nuo vaikystės mums suprantamą dalyką, tai yra samdomą darbą, kuri mokina mus univeruose, mokyklose, kad vat, mes eisim ir dirbsim tiesiog samdomų darbuotojų. Kokios galimybės yra samdomų darbų? Tai galimybės yra tokios, kad kai jūs ateinat dažniausiai į naują darbą, jūs turit terminuotą išbandymo laikotarpį, kaip Lietuvoje jisai 3 mėnesiai, kartais būna trumpiau, bet šiaip standartiškai 3 mėnesiai, po kurio jūs gaunate savo pasižadėtą jums algą. Kaip auga mūsų darbo užmokestis, tai šiaip auga neženkliai. Priklauso, aišku, nuo darbovietės, bet
jeigu ir auga, tai auga daug mažiau negu auga pas mus infliacija. Tuo įsitikinau aš per savo samdomų darbuotojų periodą. Šiaip aš esu uždirbusi kiek ten apie 12 metų. Ir mūsų darbo užmokestis pasiekia tam tikras lubas, kurios yra įvairios. Čia aš pavaizdavau 1500 € nu čia toksai labai vidurkis, bet, nu, sakykime, galbūt 2-3 tūkstančiai lubos yra samdomų darbuotojų. Yra išimtis, bet jos labai labai retos. Ir netgi paieškojus CV online, kai panaršius, tikrai nedaug rasi tokių pavyzdžių, bet to ten rodomas ne neto, kiek gauna į rankas, o dažniausiai bruto, kiek moka įmonė ant popieriaus. Ir kas laukia mūsų po tam tikrų metų, N metų, 20, 30, 40, mūsų laukia pensija. Kai kurie labai laukia to periodo, aš visai nelaukiu, nes pensiją mes negaunam tiek pat, kiek darbo užmokestis, mes gaunam ženkliai mažiau, 500-800 €, iš kurių iš tikrųjų labai sunku gyventi. Ir čia yra ne to pensija, apie kurią aš svajoju. Aš šiaip svajoju pensiją kaip vat Amerikoje, išeina tie pensininkai ir keliauja po visą pasaulį, jau nieks jiem netrukdo, jie važiuoja, visur atostogauja, dėja. Bet čia ne apie mūsų pensininkus. Kol kas mūsų sistema yra tokia, ypač po dabar, kai dar papildomas pensijas visos ten panaikino ir išėmė ir išleido šūdukams visokiausiams. Tai net ir papildomai žmonės nenori kaupti savo pensijai, kad jinai būtų nors kažkiek tai padori. Čia yra samdomas darbas ir milijonierių iš samdomų darbų tikrai netapsi niekada. Ta sistema taip neveikia. Nėra tokių darbo užmokesčių, kad tu taptum milijonieriumi. Sekantis tai yra verslas. Ir aš irgi apie šitą rūšį galvojau, šiaip nestipriai galvojau, nes dirbau dar ir audite ir mačiau, kiek verslų neišgyvena. Neišgyvena per pirmus metus, per 2 metus, bankrutuoja ir labai daug verslų veikia nuostolingai. Tai yra, jiem reikalingas pradinis kapitalas įvairus, priklausomai nuo verslo dydžio, bet minimaliai 5-10 tūkstančių mažas versliukas, jeigu tai rimtesnis verslas, kokia nors kirpykla, ten jau 40-100 tūkstančių, jeigu kokia nors sporto salė ir taip toliau, ten jau daug daugiau, o jeigu jau kalbam ten apie gamybą, tai iš viso milijonais reikia investuoti, rasti investorių arba turėti gerą idėją. Mes su jumis tikriausiai dažnai girdim, kad turi būti labai faina idėja, kad jinai konkuruotų su rinkoje esančiomis. Bet to reikia ieškoti patalpų, buhalterija, mokesčiai, sandėliavimas, ką dar verslui reikia žinoti, gudrybės visokiausias, mokesčių ypatumus, ir tai yra didelė rizika. Investavus pinigus savo, sakykime, pardavus kokį nors būtą, tėvų ten paveldėtą, didelė rizika, kad jūs tuos pinigus prarasit, jeigu neišmanote šitam versle. Tai kai aš galvoju apie tokį verslą, apie ką aš, pavyzdžiui, išmanau. Aš išmanau buhalteriją, galvoju, samdysiu, darysiu ten, kam nors vesiu buhalteriją, pasiskaičiavus, kiek man reikia investuoti, pasiskaičiavus, kiek ten kainuos ten vedimas smulkios buhalterijos, aš nusprendžiau to nedaryti, nes, tiesiog aš nematyčiau visai savaitgalių. Ir taip man buvo toks užimtas darbas, bet nematyčiau savaitgalių ir nebūtų tai kažkokie dideli pinigai. Tai partnerystė su mūsų kompanija Joy atrodo maždaug taip. Pirmą mėnesį jūs negauna tokį atlyginimą, kaip samdomų darbuotojai gauna, ne? Kurie nori čia ir dabar. Ten 1000 €, dažniausiai būna išimtis, bet dažniausiai žmonės tokių išmokų negauna. Tai būna 100-300 € priklausomai kaip startuoja, priklausomai nuo žinių, nuo kažkokio bagažo jau turimo žmogaus. Bet su mėnesiais jisai auga ir gali augti dvigubai ir neapribotai. Čia nėra lubų. Čia nebus momentas, kai jums pasakys, gana,
ar per daug tau, tu gali augti tikrai neribotai. Ir 10, ir 20 tūkstančių, ir 30, ir taip toliau. Be abejo, tai neįvyksta pirmais mėnesiais. Ir dažniausiai tai žmonės stabdo, nes norisi čia ir dabar. Už ką mokami mum pinigai? Tai yra trys pagrindinės, bet ne galutinės, išmokų dalis. Tai yra jūsų asmeninė apyvarta, tą, ką jūs naudojat savo, parduodat, vadinasi pas mus individual volume IV, yra grupinė apyvarta, tai yra visi pardavimai jūsų pritrauktų žmonių ir jų pritrauktų žmonių, tai yra visos registracijos po jūsų asmeninių ID kodų. Ir partnerio premija. Tai yra už kiekvieną partnerių, kurį jūs paimėt, jūs gaunate tą premiją. Pavyzdžių bonusų čia nėra, tai aš norėčiau palyginti, kaip vyksta kitose kompanijose, kur jūs perkat vis tiek kasdieninių naudojimo produktų. Tai yra žinomiausia mūsų Procter & Gamble. Čia jūs matot žinomas markės, manau visi matė, Milka Dirol, Halls, Jacobs, Lenorai, Tampaxai, Alwaysai, Gillettai, Duracellai, Londa dažai ir taip toliau, ir Jacobs visi ten. Kraft Susha, tai yra didžiulis koncernas, kuris jūs perkat juos ir nieko neužsidirbat. Jūs vis tiek tą perkat. Jums to reikia, jūs einat ir perkat. Už to užsidirba būtent jie. Kompanija Joyo jūs užsidirbat perkant netgi savo. Jūs naudojat produktų ir gaunat už tai atlygį. Tai nėra iš tikrųjų jokioj kitoj kompanijai tokias didelės atlygis už vartojimą. Vartojimą, rekomendaciją, pardavimus procentas gali būti iki 25 procentų. Čia aš akivaizdžiau jums parodžiau, už kiek padarytų pardavimų. Pas mus yra pardavimai skaičiuojami PV balais. Vienas produktas turi vertę eurais ir turi vertę PV balais. Kaip pavyzdys, Smart Go kokteilis turi kainą 40 eurų ir už tai 18 PV balų jūs gaunate. Ir toks atlygis per mėnesį, jūs matot ir už 100 PV, ir už 200 PV, tai yra už 200 PV, tai yra 113 eurų graža, už 1000 PV 607 eurų graža, kur kokioj parduotuviai jum moka už tai, kad jūs nupirkot. Yra procentaliai, ten 1% kapsi maksimui ir viskas. Daugiau jums nieko nemoka. Tai yra, galima čia užsidirbti vien iš pardavimų. Asmeninė apyvarta tai susidaro per mėnesį įvairiais produktais. Tai čia jūs matote tik tai dalį jų. Mes be abejo turim platesnį spektrą produkcijos, kurie susiję su sveikata, susiję su kūno linijų tobulinimu, į didesnę ar mažesnę pusę, tai yra su psichologinė sveikata ir be abejo tokių priemonių kaip kasdieninio naudojimo, šampūnai, kondicionieriai ir veido priežiūra ir tiesiog žinomi paprasti mums matyti vitaminai tokie kaip omega, B12 ir taip toliau. Kai tu išsiaiškini su visais darbo instrumentais, su produktais, pabandai produktą pats, tu jau gali kurti savo komandą žmonių, kuriem tai pinigai irgi yra įdomus. Nuo to laiko atsiranda pas jūs galimybė gauti pinigus už grupinę apyvartą. Už tai moka kompanija atskirą atlygio bloką. Kai susikaupia jūsų komandos PV, sakykime, pirmą kvalifikaciją jau uždaroma, tai yra 750 PV, jūs jau gaunat apie 200-300 eurų. Kai tokia kvalifikacija, tai yra PV, susidaro 3000 PV, jums jau mokama apie 1000 eurų, plius minus. Taipogi dabar egzistuoja pas mus greitas startas, kai uždarom
3000 PV per 3 mėnesius, jūs papildomai dar galite gauti 300 eurų. Tai yra kvalifikacija pro, tai yra trečioji kvalifikacija, kuri ne blogeriui, ne kažkokiam ypatingam žmogui pasiekiama maždaug per 3 mėnesius. Jeigu blogeriui, tai jam prieinama jau ir pirmą mėnesį. Taipogi mes turim partneriaus premiją, tai yra 14 eurų. Mes gaunam už kiekvieną žmogų, kurius jūs konkrečiai pakvietėt, jūsų pirmą liniją. Ir jūs tai gaunat kas mėnesį, kai žmogus padaro minimalią apyvartą, kuri pas mus yra 70 PV. Bet mes dar turim ir papildomą premiją, jeigu tokių žmonių susidaro 5, tai jau 50 eurų ir maksimum tai yra 15 žmonių, 250 eurų. Kaip pavyzdys, jūs turit 5 aktyvuotus žmonės, tai gaunat 5 kart 14, tai yra 70 eurų plus premija 50. Tai jau yra 120 eurų tik iš partnerių premijų. Jeigu 15 žmonių, tai irgi padauginat iš 14 eurų 15 žmonių, plus 250, tai ten gaunasi apie 500 eurų, truputėlį mažiau. Vien iš žmonių. Šiame etape jau turi 3 uždarbio šaltinius, tai yra asmeninė apyvarta, grupinė ir partnerio premija, bet čia dar tikrai ne viskas. Visas linksmybės prasideda netgi ne šitam bonuse, o visas linksmybės prasideda, kai grupinę apyvartą jūs padarot 4000 PV, jūs papildomai vieną kartą per kvartalą gaunate dar 2 procentai nuo kompanijos, visos kompanijos apyvartos padalintos tarp visų partnerių. Grubiai sakant, tai yra 300-400 eurų, 300-600 netgi sakyčiau eurų, kas ketvirtį papildomai, jeigu jūs padarot 4000. O šita premija Grand Bonus, kai pas jūs atsiranda 3 stiprus partneriai, jūs išlaiko 3 mėnesius irgi kvartalą, ir šita premija jau tikrai skanesnė, jinai nuo 1000 iki 3000 eurų, irgi priklauso nuo kiek tokių žmonių yra, nes tai yra procentas nuo kompanijos, visos kompanijos apyvartos per šį ketvirtį. Be abejo, šitų momentų jau žmonės pradeda jaustis kaip šitas karalius auksėse, bet tikrai dar tai ne viskas. Pati geidžiamiausia, pati smagiausia premija atsiranda, kai pas jūs 5 stiprius žmonės jūsų komandoje. Šiuo momentu jūs jau perkopate per 10 000 eurų algą, nes per 10 mėnesių išlaikant tokią kvalifikaciją, nebūtinai iš šalies, jūs jau gaunat papildomai 15 000 eurų grantą svajoniai, kuri jau atsiėmė pas mus Lietuvoje 2 žmonės ir mes jau laukiam 3 žmogaus, kuris turėtų greitai per 5 mėnesius dar likusius atsiimti, tai yra Odeta. Tai tikrai šito premija labai labai smagi. Aš asmeniškai išleidau ją Maldyvos, nuvažiavome su visa šeima, tai yra 4 ir ėmėm prabangiausią variantą su hidroplanu, su vila ant vandens, su viskuo, su all inclusive, su gerais skrydžiais, su tūru netgi Stambulė 2 kartus. Sabina pasidarė savo holivudinę šypseną. Ką padarys Odeta, mes tikrai sužinosim visi. Tai tikrai sakyčiau, wow, mažai kokiose kompanijose mokamos tokios premijos, o čia jos prieinamas paprastiems, eiliniams, ne kažkokiems žvaigždėm iš dangaus nukritusiems, o paprastiems, darbštiems žmonėms. Tai galima pasiekti 1 metais, bet gal, sakyčiau, visgi 2 metus reikėtų skirti šitai premijai atsiimti ir tai įmanoma kiekvienai prisijungusiai, kad ir šiandien. Mūsų marketingo planą šiandien jums atsiunčiau, čia aš nurodžiau kur, bet aš tikrai parašiau techninį mūsų saitą, tikiuosi jūs jau prisijungėt, pažiūrėt, kaip, ką, kur reikia spausti.
tai va dar ne viskas, žinokit. Yra dar pas mus kompanijoje yra Royal klubas, kuriame šiuo metu mes nesam, bet tikrai siekiam to. Tai yra sąlyga būti top 5. Tai yra, kai jau atsiranda kompanijai 5 žmonės Grand kvalifikacijoje jūsų komandoje. Ir grupinė apyvarta 200 tūkstančių PV. Tai Lietuva siekia šito Royal klubo ir kiekviena iš jūsų, čia vat kiek mūsų yra prisijungusių, tikrai yra prieinama ir šita sąlyga. Mūsų išmokų planas yra subalansuotas, dosnus, motyvuojantis ir tikrai reikės čia, kaip aš ir minėjau, darbo. Jis nėra tiesiog nieko neveikiat, bet tai yra tikrai netoks darbas, kurį jūs dirbat samdomam darbe, nes samdomam darbe dažniausiai jūsų nieks neklausia nieko. Tai vad per sekančius mokymo dienas mes išmoksime, kaip čia reikėtų teisingai pardavinėti ir kaip čia kurti tą partnerio sistemą, kad jūs galėtumėt pasimti maksimum, ką duoda mūsų RBS planas. Tai šiai dienai aš tiek norėjau pristatyti, aš sustabdysiu įrašą, bet mes galėsim su jumis čia aptarti jūsų klausimus.